Sveiki atvykę į dar vieną video, taigi šitoks kaip ir emergency video, neplanau daryti video, bet labai pasidarė prasta situacija rinkoje, tai jau noriu visus informuoti, kas vyksta, žiūrėkite šį video nuo pradžios iki galo, nes apžvelgsime visas naujienas, dėl ko įvyko šitas toks mini dumpas ir ko galima tikėtis toliau, tai gale maždaug po visko pasakysiu, ko aš tikiuosi toliau ir ką aš asmeniškai stebėsiu. Taigi spausk subscribe, nepraleisiu jokių video ir prisijungkit į nemokamą grupę dabar, nes ten pranešu, kada bus nauji video, kartais būna balsavimai, visas aktualiausias analizės, galimybės ir taip toliau. Taigi iki dabar prisijunkit į grupę, kad nieko ateityje nepraleistumėte. Ir keliaujam tiesiai į video. Tai pirmas dalykas, tai Bitcoinas šiek tiek nukrito, matome, kad jis nukrito irgi kažkur apie 7%, tai neatrodo visiškai daug iš tikrųjų, kai pagalvoju, kas tie 7%, bet labiausiai kaip visada nukenčia altcoinai ir manau daugiausiai žmonių vis tiek dabar yra investavę į altcoinus ir todėl pasipila rinkoje likvidacijos, tai realiai buvo likviduota vakar, ten irgi gal 200 ar 300 milijonų ten per kelias valandas, gal per 4 valandas. Tai tiesiog visi buvo vėlgi prisileveraginę, prisijėmė daug sverto, atidarė long pozicijas ir juos vėl iš eilės, ir vėl realiai rinka juos išmetė, tiesiog vėl likvidavo jų pozicijas ir taip toliau. Taigi nieko ten naujo, bet kai pasižiūrime į Bitcoino grafiką, tai irgi daug techninės analizės nedarysime, bet labai svarbus lygis yra ties 100 000, tai yra realiai labai stiprus psichologinis lygis. Matome, kad tiesiog vyksta konsolidacija, tai mes trumpai pasipompavom šiek tiek, vėl grįžo pozityvus sentimentas ir dabar bam, vėl atgal, galbūt vėl testuosime šį 92 000 lygį, tada galbūt vėl grįšime atgal ir panašiai. Iš esmės tai panikuot labai, kai žiūri į Bitcoiną nėra ko, nes realiai Bitcoinas dar nepralaužė šio suporto lygio. Jeigu jis pralaužtų šį suporto lygį, tada jau aš asmeniškai truputį panikuočiau, irgi gal ne per daugiausiai, bet jau būtų nelabai maloni situacija, nes matome, ant kiek stiprus ir svarbus yra šis 92 000 lygis. Bet kas labiausiai kenčia nuo tokių dalykų, tai ne Bitcoinas, o Ethereum-as. Matome, kad Ethereum-ui vis dar nelabai sekasi, Bitcoinas jau seniai pralaužė savo aukštumas, o Ethereum-as vis dar yra šiuo metu iš vis nukritęs ties 3300. Tai realiai situacija Ethereumui ir altcoinam irgi yra bloga. Tai šiandien apžvelgsime makroekonomiką, kodėl viskas vyksta, kas kaip yra ir visas svarbiausias naujienas. Tai daug ką yra aptart, net nežinau nuo ko geriausia pradėti. Galim pradėti nuo dolerio, tarkim. Tai realiai, kas dabar iš vis vyksta rinkoje, tai vyksta rinkoje tokia situacija, kad kadangi nėra beveik susidomėjimo iš retailo, nėra daug pinigų, nėra daug likvidumo ir šiaip Amerikoje dabar yra mažinamas likvidumas iš rinkos, iš cirkuliacijos ir taip toliau, tai realiai dabar rinka tiesiogiai veikia visos ekonominės naujienos, kurios vyksta Amerikoje. Tai realiai rinka kriptovaliutų šiuo metu yra visiškai priklausoma nuo Amerikos ir nesvarbu, ką daro kitos šalys kaip Kinija ir taip toliau. Kinija iš vis labai prasta ekonominė situacija, jau labai seniai tokia buvo prasta. Tai jie irgi nieko nediktuoja, viskas vyksta, realiai rinka reaguoja, absoliučiai viskas priklauso nuo Amerikos centrinio banko, Amerikos ekonomikos ir taip toliau. Tai pirmas ir svarbiausias dalykas, tai kad doleris vis dar kyla į viršų. Kol doleris kils į viršų arba bus viršuje, tol bus užmutintas visas bullrunas, nes dabar doleris iš viso istoriškai yra labai aukštai. Matome, kad jis buvo pakilęs 2022 metais labai aukštai, nes buvo aukštos palūkanos ir taip toliau, bet dabar jau buvo prasidėjęs palūkanų mažinimas ir taip toliau, doleris turėjo krist, bet bam, jis iš tikrųjų pakilo, pralaužė šitą resistance lygį ir jis toliau kyla. Kodėl doleris kyla? Tai todėl, kad vis dar yra gana aukštos palūkanos, nors jos jau buvo mažinamos, bet vis tiek jos yra gana aukštos. Kitas dalykas, tai Trumpas kol kas žada tokius dalykus kaip tarifus ir taip toliau ir tie tarifai pastiprintų dolerį ir dėl to doleris kyla. Kas įdomu, kad doleris kilo ir kai Trumpas 2016 metais atidinėjo į valdžią ir tada doleris nusileido. Kai Trumpas atėjo, jis pradėjo silpninti dolerį, nes stiprus doleris turi ir pliusų ir minusų, bet daugiau minusų, nes jis kenkia tada įmonėms. Ten prasideda visokie deficitai Amerikoje ir taip toliau, tai stiprus doleris šiaip nėra gerai ir jis nėra gerai rinkom. O žinom, kad Trumpas realiai viena iš pagrindinių
Trumpo prioritetų, tai yra akcijos, tai yra S&P, kad S&P gerai performintų ir taip toliau, tai S&P irgi lygiai taip pat labai kenčia nuo aukšto dolerio ir iš esmės viską kol kas gadina aukštas doleris. Jeigu doleris pradėtų krist, tada labai pradėtų kilti ir kriptovaliutos, ir akcijos ir taip toliau, bet kol kas to dar nėra. Tai realiai viena tokia neigiama dalis, tai yra šis doleris ir taip pat dėl to, kad Amerika vis dar kovoja su aukštesnė infliacija, tai irgi pastiprina dolerį ir taip toliau. Tai vienas svarbiausių grafikų, kurį turime stebėti, tai yra doleris ir ką jis daro ir kol kas jis yra visiškai mums nepalankus. Tai tiek apie dolerį kol kas. Tai einam ir pasižiūrim, kas maždaug dėl ko iš viso vyksta dabar šie neigiami dalykai. Tai ir rinka yra tokia silpna, nors visi tikėjosi, kad rinka bus jau stipri tokiu metu. Čia buvo dar prieš metus, kažkur visi žinojo, kad 2025 metais mažins palūkanas ir taip toliau. Prieš 3 mėnesius, kaip ir sakiau, viskas dar priklauso nuo Amerikos ekonomikos. Prieš 3 mėnesius rinkai skaičiavo 7 palūkanų mažinimus per 2025 metus 7 palūkanų mažinimus, o dabar jis skaičiuoja tik 2 ir tai dar tie 2 taip svyruoja. Tai realiai tas ekonominė situacija, visi galvojo, kad dabar, kad 2025 metais mažins palūkanas, daug pigaus kapitalo ateis į rinką ir tai yra labai labai bullish kriptovaliutom, bet nuo 7 nukeliavom tik iki 2. Tai pagalvokit, kaip sentimentas suprastėjo, ką dabar apie tai galvoja investuotojai ir taip toliau. Ir kadangi visi tokie dalykai vyksta, kyla Amerikos 10 metų bonds yieldai, tai reiškia, kai šie yieldai kyla į viršų, tai tokios saugesnės investicijos kaip bonds pasidaro, net nežinau kaip lietuviškai išsiverčia bonds, tai jos pasidaro daug saugesnės, nes jų yieldai, jų grąža kyla, matome, yra gana nebloga ir tada krenta, realiai tiesiogiai koreliuoja su kriptovaliutom, kada kyla yieldai, tai reiškia kyla grąža saugių investicijų iš vyriausybės, tada krenta rizikingos rinkos tokios kaip kriptovaliuta, o kai yieldai krenta, tada kyla kriptovaliutos ir realiai matome, kad dabar yieldai pralaužė savo tokį ilgalaikį gana downtrendą ir juda į viršų. O kodėl juda į viršų? Todėl, kad vėlgi stiprus doleris, vėlgi infliacija vis dar yra potenciali problema Amerikoje ir vėl palūkanų mažinimo nenusimato, tai realiai visi šitie dalykai susideda, jie yra neigiami ir jie galiausiai, kaip pasakyti, stumia rinką, kriptovaliutų rinką į apačią. Tai dėl to realiai vyksta visi šie nukritimai, bet kas duoda pozityvumo šiek tiek, kad S&P irgi taip pat yra nukritęs. Tai reiškia, nėra taip, kad dabar situacija labai gera rinkoms ir realiai visos rinkos ten juda į viršų, tarkim S&P ir taip toliau, o kriptovaliutų viena rinka, kuri atsilieka ir ten niekam neįdomi ir įkrenta. Ne, S&P lygiai taip pat matome, kad irgi yra korekcijoje. Čia yra didelė S&P korekcija, nes, kaip matote, S&P labai didelių korekcijų nedaro, o čia jau irgi buvo realiai apie 5% korekcija. Tai kas kaip tokiam dideliam indeksui kaip S&P, tai jau yra didelė korekcija. Tai reiškia, pasižiūrėkite dar į Nasdaq. Nasdaq irgi yra toks kaip jau rizikingas akcijų indeksas, jis labiau koreliuoja su kriptovaliuto. Matome, kad situacija akivaizdi nėra taip, kad čia Nasdaq, S&P juda į viršų, o kriptovaliutos krenta į apačią. Realiai kriptovaliutų rinka irgi koreliuoja su šiom rinkom ir jos irgi krenta į apačią. Tai duoda pozityvumą, nes tiesiog realiai nieks tada dabar nesidaro pinigų, nes akcijos krenta į apačią. Nebent tie, kas shortina rinką, nėra taip, kad kriptovaliutų yra kažkoks dabar outsideris ir ji krenta, o visur kitur yra gerai. Tai ne, taip irgi nėra. Tai čia yra pozityvus dalykas, nes jeigu pradėtų vėlgi viskas atkilti, greičiausiai atkiltų ir kriptovaliutų rinka. Tai Bitcoinas nėra tikrai visai blogoj situacijoje ar kažką, tik tais labai kenčia altcoinai. Altcoinai vėl šiek tiek nukrito, vėlgi daro tokia kaip ir korekcija. Jeigu pasižiūrėtume dienos grafiką, buvo lygtais prasilaužę iš jo resistance linijos ir trendline'o ir dabar vėl jį testuoja ir bent jau logiškai dažniausiai tai būna, kai pralaužia trendline'ą, tada juda į viršų, bet dabar vėlgi daug techninės analizės nežiūrėsim, nes viskas tiek priklauso galiausiai nuo ekonomikos. Techninė analizė lygtai sako, kad dabar turėtų eiti į viršų, bet, sakau, apžvelgsime labiau ekonomiką. Taigi šitą dalyką jau apžvelgiam, kad šiaip bendrai ekonomikoje outlookas labai suprastėjo, nes
iš 7 palūkanų mažinimo, dabar tikisi tik 2. Ir kas įvyko, tai vakar išėjo labai neigiamos naujienos. Tai reiškia irgi visi šie, taip, čia yra kalendorius, tai apžvelgsime, kas dar mūsų laukia, kas išėjo, bet vakar išėjo neigiamos ASM Manufacturing. Tai čia yra iš esmės gamintojų, ten kas vyksta su gamintojais ir taip toliau Amerikoje, ir jie parodo, šie skaičiai parodo infliaciją, ir jeigu jie išeina didesni nei tikėtasi, tada yra labai bullish dolerių, tai reiškia doleris keliauja aukščiau, jeigu mažesni nei tikėtasi, tada doleris keliauja žemiau. Ir kas įvyko, čia buvo ne vieni rodmenys, ten yra gal 3 rodmenys, ir visi rodmenys išėjo aukštesni, ir tai reiškia, buvo palaiko doleriui, tai yra labai gerai, o kriptovaliutom ir taip toliau yra labai blogai. Tai realiai ir buvo vieni duomenys, kur irgi ten kažkaip, irgi dabar pamiršau, bet ten irgi kiek konsumeriai Amerikos žmonės sumoka ten už prekes ir taip toliau, tai ir ten irgi realiai jis parodo tas skaičius infliaciją, ir jis išėjo daug didesnis. Čia išėjo tik truputį didesnis, o ten išėjo, kuris parodo infliaciją daug didesnis, ir dėl to labai rinka dabar dėl to viskas vyksta, nes ekonomika yra stipri gana, bet infliacija vis dar yra didžiulė grėsmė rinkai, ir kai didelė infliacija, tada dar labiau mažėja palūkanų mažinimų opcija centrinių bankų ir taip toliau, ir dėl to realiai įvyko šis visas didžiulis sell-offas ir pardavimas, ir tada vėl likvidacijos. Taigi viskas prasidėjo nuo to, kad tiesiog duomenys vėl išėjo, kažką paspaudžiu ne ten, kur reikia, duomenys išėjo vėl infliaciniai ir ekonomika stipri, ir kai infliacija potencialiai kyla, tai centriniui bankui nėra jokio tikslo mažinti palūkanas. Kaip jis gali mažinti palūkanas, jeigu ekonomika stipri ir palūkanų mažinimas sukelia infliaciją. Tai jeigu infliacija gana didelė, tai vat šitie visi dalykai vis gadina ir toliau outlooką. Tai outlookas šių metų, 25 metų ekonomikos vis prastėja, nes ekonomika yra stipri, nėra reikalo mažinti palūkanas ir taip toliau. Tai dabar apžvelgiam, kas mūsų dar laukia, koks ekonominis kalendorius ir ko galima maždaug tikėtis. Tai realiai fokusuosimės maždaug ties šią savaitę, tai šią savaitę jau išėjo šie duomenys, kurie paveikia, jie dažniausiai net nėra tokie labai reikšmingi rinkai, jie neturėtų būti tokie reikšmingi, bet kadangi dabar rinka tokia silpna, nedaug susidomėjimo, nedaug pinigų iš retailų ir taip toliau, todėl jį realiai tiesiogiai veikia nuo to, kas vyksta Amerikos ekonomikoje. Tai šiandien dabar ketvirtadienį nieko nevyks, o penktadienį bus unemployment rate. Tai nedarbingumas. Tai mums reikia, kad nedarbingumas iš tikrųjų būtų didesnis nei dabar, nes jei netyčia jis pradėtų kilti ir taip toliau, tai paskatintų mažinti palūkanas, pradėti didesnę stimuliaciją ekonomikos ir taip toliau, nes dabar nedarbingumas yra stabilus, o infliacija kyla, ir todėl tai yra tiesiog receptas, kad nemažint palūkanų, ir taip dabar ir vyksta kol kas. Taigi labai svarbus rodmenys, prognozuojama, kad jis liks toks pat, tai gali būti, tai mums būtų blogai, jeigu jis būtų dar mažesnis, arba būtų toks pat, tai čia yra kas prognozuojama, bet tai irgi tai nėra labai gerai rinkai, nes parodo, kad čia yra toks paradoksas, kad žmonėm tai yra gerai, nes žmonėm reikia stabilios ekonomikos ir taip toliau, bet kriptovaliutų akcijų rinkai labiau patinka nestabili ekonomika, nes mažina daugiau palūkanų, daugiau pripompuoja pinigų ekonomiką ir taip toliau. Taigi dabar laukiam penktadienio, kita savaitė irgi, jau čia kitam video, bet kita savaitė irgi bus, apžvelgsim, kokie dar bus duomenys, nepamirškit spausti subscribe, nepamirškit prisijungti į grupę. Nemokama, nes bus daug naujienų. Kita savaitė bus labiau tokia, kuri nulems realiai labai artimą kryptį ir taip toliau. Ji iš esmės bus labai svarbi, nes ten bus svarbiausi išeis rodmenys ir taip toliau. Trumpo inauguracija, tai irgi apie daug yra pakalbėti. Visko nesukišim į vieną video, taigi galbūt apie tai bus kitas video, tai nepamirškit prisijungti grupę. Tai čia irgi apie palūkanas, kaip ir minėjau, tik 2 palūkanai. Palūkanų mažinimai ir žodžiu, kas dar vyksta, kad šiaip Amerikai reikėtų pamažinti palūkanas, nes 2025 metais jiems reikės refinansuoti net apie 3 milijonus savo skolos, kuri, kaip sakant, maturins ir taip toliau, tai reikės refinansuoti, žodžiu, skolą ir yra net 3 milijonai, kuriuos reiks refinansuoti. Jeigu yra aukštos palūkanos, tai jie realiai, kaip sako, šauna savo į koją, nes jie patys turi mokėti didesnė, kadangi jų yra palūkanos aukštos, jie patys turi mokėti daugiau palūkanų kitiems, tai reiškia, jie šauna savo į koją, jiems geriau būtų numažinti palūkanas, refinansuota visą skolą ir tada vėl gali jie daryti, ką nori ir taip toliau.
Tai čia yra didžiulis spaudimas mažinti jam palūkanas. Tai kol kas tokia situacija ir kokia viso šito reziumė, tai kad Outlookas 2025 metų, tai yra koks, kaip atrodys tie metai ekonomiškai, labai suprastėjo. Ir keista, nes šitas paradoksas, kad ekonomika yra labai gera ir infliacija yra gana aukšta ir todėl tiesiog kriptovaliutom tai labai, tokia gana prasta aplinka, nes infliacija labai prasta, tai labai blogas dalykas visom rinkom. Tai realiai iš esmės, kaip čia pasakius, viskas priklausys nuo dabar rinka įskaičiuoja labai prastą scenarijų, kad scenarijus bus gana prastas kol kas. Tai jeigu jis pagerėtų, jeigu jis pasikeistų, jeigu infliacija sumažėtų, nedarbingumas padidėtų, tada labai viskas būtų teigiama rinkai, todėl kad dabar, sakau, įskaičiuojamas pats blogiausias scenarijus realiai. Tai realiai viskas ir taip yra labai žemai, tai nežinau, kas dar galėtų nukrist, kas dar galėtų atsitikti. Aišku, dar įmanoma tokių dalykų, kurie dar stumtų rinką žemiau, bet iš tikrųjų rinka ir taip yra žema. Ir, sakau, dabar bus svarbiausi rodmenys penktadienį, nedarbingumas ir tada kitą savaitę vėl bus atskiras apie tai video, bet ten vėl labai svarbių dalykų bus, kuriuos reikės stebėti ir jie irgi arba pagerins rinkos situaciją, arba pablogins. Tai iš esmės, jeigu trumpai reziumė, tai sausio mėnesis bus labai nulems kryptį tolimesnė, nes bus ir Trumpo inauguracija, bus vėlgi sprendimas dėl palūkanų ir Fed centrinio banko kalba sausio pabaigoje, kuri irgi labai mums daug pasakys apie ekonomiką. Tai žodžiu, tikrai daug reikalų. Realiai sausio mėnesis bus tas, kur viskas spręsis, kaip atrodys, kas toliau ateinančius mėnesius. Tai irgi trumpai grįžtant prie šių mėnesinių istorinių grąžų. Istoriškai Ethereumas po halvingo metų labai gerai performina, 2017 30%, 2021 8%. Ir dabar kol kas visai nieko panašaus nėra. Tai pasakysiu, kada aš jau pradėčiau šiek tiek panikuoti. Sausio mėnesis, gerai, jeigu ten užbaigtume trumpai, biški žalis būtų mėnesis, taip toliau, tai dar būtų gerai, nebūtų idealu tikrai, nes jau mes biški nukryptume nuo istorijos, bet jeigu vasario mėnesis bus prastas, nes dabar daug kas prognozuoja, kad vasario mėnesis bus neblogas, tai jeigu ir vasario mėnesis bus prastas arba neigiamas, tai tada jau galbūt bus laikas šiek tiek daugiau panikuoti. Tai dabar sakau, reikia stebėti sausio mėnesį, sausį bus daug naujienų, taigi spausk subscribe, stebėkit viską, prisijungkit į grupės, nieko nepraleiskit ir kol kas tokios žinios, tai sausio mėnesis bus labai svarbus, aptarinėsim naujienas visas ir viską paaiškinsiu, kaip jos nulems tolimesnę rinkos eigą. Taigi tiek kol kas žinių, ačiū, kad žiūrėjot ir susitiksime kitame video.